Sveiki, sveiki. Labas rytas, ar girdit, pamojuokit. Labas rytas. Taip, mes sveikinamės iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Mano vardas Agnė yra. Aš Justas. Taip, o dirbtuvės, iš kurių mes transliuojam, vadinasi pats sau. Vadinasi, dažnu atveju ne Justas sau daro ir ne Agnė sau, o tie moksleiviai, kurie atkeliauja į šitas dirbtuvės. Jie gali atkeliauti čia su klase arba gali vieni atkeliauti. Gali atsivesti tėvus. Arba senelius, arba savo draugus ir taip kurti. Ir noriu jums pristatyti truputėlį, kas nėra buvę šitose dirbtuvėse, o tikrai tikiu, kad yra tokių vaikų, kurie dar nėra buvę, bet labai svajotų, tai truputėlį papasakoti apie šitas dirbtuvės. Taip, man irgi įdomu, ką mes čia turim. Jūs, tai man atrodo, tu meluoji, nes tu dirbi šitose dirbtuvėse 5 metus ir daugiau negu bet ką žinai. Tai iš tiesų čia yra tokia erdvė, kaip mes juokaujam, kad tai yra kūrybinė kavinė. Ir šita kūrybinė kavinė, jinai veikia tokiu principu, kad jūs galite ateiti čia pasisiūti ką nors, išsipjauti su lazerinė pjaustyklė arba pasigaminti kokį nors lipduką. Arba turim visiškai naują printerį, kuris atkeliavo tik šią savaitę ir jisai spausdina 3D daiktus. Taip, daug čia visokių dalykų turim. Ir už mūsų nugaros mato tokį garažiuką. Yra visokių atsuktuvų, grąžtų, varžtų. Ir žmonės dažnai nustemba atkeliavę į dirbtuvę, sako, o kaip čia taip nutiko, kad bibliotekoje yra štai toks garažas. Tai čia yra būdas mokytis savo rankomis darant dalykus. Nes galima skaityti knygose, o galima imti ir pačiam pamėginti, pavyzdžiui, kokį penalą pasisiūti. Ir tada supranti, kad kaip viskas vyksta, kaip užtrauktuką įdėti, kaip padaryti dalykus pačiam. Taip. Na va, ką mesgi šiandien darysim? Šiandien mūsų yra tikslas pasigaminti mažą koliažą magnetuką. Ir magnetas iš tiesų yra toks magiškas dalykas ir šiandien jisai mūsų tą paprastą koliažą, kurį galėtumėm šiaip tiesiog klijuoti ant lapo, bet mes jį sujungiam kartu su tokiu stebuklingu dalyku – magnetu. O gal mes čia aplinkui turim kokių magnetų? Ant stalo. Aišku, kad turim magnetų. Pavyzdžiui, vienas mūsų kiekvieną dieną naudojamas magnetas dirbtuvėse, tai yra, galiu netgi pademonstruoti, mes turim raktus prikabintus prie magneto ir tai padeda mums labai greitai nusiimti nuo metalinės spintos raktą ir visiems rasti. Žmonės tada žino atėję į darbą, kur yra kabo mūsų raktai. Tai viskas vyksta taip, kad tiesiog ateinam, labai paprastai priklijuojam ir taip galim pasinaudoti buity. Taip, aš tai turiu dar tokį hobį. Aš užsiimu magnetinę žvejybą ir turiu tokį dar magnetą didelį. Dar kol kas nieko nesu pagavęs, bet girdėjau gandų, kad žmonės kartais ir kokį seifą ištraukia iš ežero. Įmeta tokį magnetą, prie jo prilimpa metalinis seifas ir jį ištraukia. Tai, žodžiu, labai galingas magnetas, viską pritraukia, ką reikia. Tikiuosi, kad manęs neištrauks iš čia, nes tikrai labai noriu papasakoti jums apie tai, kaip šiandien kursim koliažą ir norėjau pasakyti, kad štai taip susukti buvo jūsų magnetai, kurie atkeliavo iki jūsų. Ar jūs jau turit atsikirpę, gal galit parodyti, ar jūsų viena juostelė, ar turit mažyčius jau? Matau, kad keliat mažyčius, vadinasi, turit. Labai įdomu, kiek centimetrų jūsų magnetas. Nes vakar patikrinau, kad iš tikrųjų net ir 1 centimetro gabaliukas puikiausiai išlaiko koliažą. Tai išduosiu iš karto tokią mažą paslaptį, kad jeigu sugalvosit, pavyzdžiui, pasidaryti ne vieną koliažą, galit pasimatuoti ir tarkim tą gabalėlį, kurį turit pasidalinti į kelias dalis ir taip susikurti kitą dar magnetinį daikčiuką. Taip. Tai ką, bet tie magnetai tai skamba čia tokie kaip magija truputį, ar ne? Taip, viskas yra, jūs tai kas čia vyksta, kodėl daiktai pradėjo judėti?
Nežinau, Ką tu valgai pusryčio, man labai įdomu. Aš skaičiau, kad mokslininkai tyrinėja įvairius gyvūnus, kurie su magnetais turi ryšių, bet kad tu turi ryšių, man čia yra visiška mistika. Na, iš tikrųjų, tai taip, aš turiu tiesiog galingą magnetą, kuris po stalu buvo ir jis yra iš tikrųjų toks galingas, kad netgi, jeigu mes galim net priklijuoti, jeigu 2 magnetus paimam, tai netgi prie bet ko priklijuojam. Matot, šitas magnetas yra toks, kurie iš tiesų net labai sunku priklijuojam jos kartu dabar, ar ne? Nu, galim pabandyti. Įsivaizduojat, kaip pritraukia. Ir dabar jau viskas, nebegalima atplėšti. Ne, dabar jau jokių galių nepanaudočiau, kad atplėščiau, bet visa laimė, kad mūsų naudojami magnetai bus tikrai mažiau stiprus. Taigi, norim jum dar tokią žinutę perduoti, kad visai pati neseniai, tik tai ruošdamas šitai edukacijai, sužinojau, kad yra magneto matavimo vienetas stiprumo. Taip, o kaip jis matuojamas, tas magnetų stiprumas? Tai aš žinau tik pavadinimą, kaip matuojamas galėtų papasako daugiau, bet dėja jau tas mokslininkas, kurio vardu yra pavadintas šitas matavimo vienetas, jau yra iškeliavęs. Tačiau turbūt esat girdėję tokią įmonę, kuri gamina automobilius, Tesla. Tai būtent to mokslininko vardu yra pavadinta ši įmonė ir jeigu kažkur pamatysit, tai prisiminkit, kad tai turi šiokią tokią sąsają su magnetais. Taip, bet dabar, kaip manote, koks yra didžiausias magnetas Žemėje? Ne stipriausias, o didžiausias. Ar turit kažkokių spėjimų? Jeigu turit kažkokį labai tokį rimtą spėjimą, galit net ir parašyti mums į pokalbių langą, mes pasižiūrėsim. Aš žinau atsakymą. Nu ir kas tai galėtų būti? Ir mane tai iš tiesų labai viena vertus ir džiugina, kita vertus kelia labai didelį smalsumą. Ir tas didžiausias magnetas Žemėje, tai yra pati Žemė. Taip, nes mūsų planeta turi magnetinį lauką ir to magnetinio lauko pagalba apsisaugo nuo žalingų kosminių spindulių. Tiesiog juos nukreipia ir taip mes galime laisviau jaustis. Bet kaip ir sakė, tai yra labai didelis magnetas, bet jis yra labai silpnas. O kaip reiktų išmatuoti? Palyginti, ar mūsų šitas magnetukas štai yra stipresnis, ar visa Žemė yra stipresnis magnetas. Aš manau, kad tiesiog galim padaryti eksperimentą, paimti sąvaržėlę. Sąvaržėlė, gerai, sąvaržėlė atkeliauja. Taip, ir žiūrėkit, mes turim sąvaržėlę ir žiūrėkit, dabar paleidžiu sąvaržėlę, tai kaip ir sąvaržėlė pritraukia, Žemė pritraukia sąvaržėlę. Bet žiūrėkit, aš paimu ir įsivaizduokit, toks mažas magnetukas, jis nugalėjo visą Žemę ir dabar ta sąvaržėlė jau prilipo prie magnetuko. Na tai toks eksperimentas įrodė, kad šitas magnetukas yra stipresnis už visą Žemę. Tai tai žinokit, kad jūs pasigaminsit tikrai stiprų magnetuką. Stipresnį už Žemę. Nors Žemė didesnė, bet stipresnis magnetukas pas jūs bus. Ir tuomet aš noriu papasakoti jums tokį dalyką. Ir netgi turim čia mes tokį vėžlį, kuris yra pagamintas mūsų lankytojų kaip įrodymas, kad tikrai čia jie atėję daro dalykus, tai turim tokį vėžliuką ir kodėl čia yra vėžlys pas mus. Tai mokslininkai iš tiesų labai tyrinėja gyvūnus, nes jiems yra didelė mįslė, kaip jie gali nukeliauti 1000 kilometrų ir pavyzdžiui, jeigu vėžlys iškeliauja kažkur, kai jam pasidaro karšta į vėsesnius kraštus, kaip jisai grįžta identiškai tą patį paplūdimį perėti savo kiaušinių po keleto metų. Tai turbūt vėžlys viduje turi daug mažų kompasų.
arba vieną kažkokį didesnį, tai iš tiesų mokslininkai to atsakymo dar neturi iki galo, tačiau tikrai yra ištyrę, kad tokios rūšys gyvūnų kaip šikšnosparniai, tam tikros vėžlių rūšys, paukščių tam tikros žuvų rūšys, jos turi viduje tokias, kiek man pavyko surasti informacijos, tokias kaip bakterijas, kurios galimai gyvena nervinėme audenyje. Ir iš tiesų netgi šunys tikėtina, kad jie irgi turi, tačiau tyrimai yra neatlikti iki galo ir vis dar yra analizuojama ta informacija ir tikėtina, kad vieną dieną turėsim atsakymą, kaip ten iš tiesų yra. Taip, gal jūs būsite mokslininkai ir atliksit kokį eksperimentą, paklausite savo šuniukų, ar jie gali orientuotis ir žino, kur yra šiaurė. Taip, ir mes turim jums tokią užduotį. Taip, gal galite apsidairyti aplinkui ir pažiūrėti, ar pas jūs klasėse, kambariuose ir yra kur nors objektų, prie kurių galėtų prilipti magnetas. Tuos magnetus, kuriuos turit, gal galit pabandyti prie stalo kojas priklijuoti, jeigu jinai yra magnetinė, arba galbūt vienas iš paprasčiausių būdų pasiimti žirkles ir patikrinti, ar prie žirklių prilimpa magnetas. Pavyzdžiui, mes galim apklijuoti žirklės įvairiais magnetais, tai galite ir jūs pamėginti, ar tikrai tie magnetai veikia. Turim visokiausių būdų. Tai pabandykit ir jūs. O, matau jau, kad jau tikrinat viską aplinkui labai gerai. Ir galit pabandyti priliesti prie kažkokio daikto, kuris nelimpa. Taip, nes ne visi metalai, ne visus metalus traukia magnetai. Pavyzdžiui, aliuminio. Sidabro, aukso. Taip. Jeigu turite aplinkui auksinių daiktų, tai irgi galite protestuoti. Jo, aš vakar bandžiau, nusėmiau auskarą savo sidabrinį ir patikrinau. Tikrai nelimpa, tai vadinasi, ne visi metalai yra tie, prie kurių prikimba. Ir aš jums noriu papasakoti tokį dalyką apie vieną moterį vardu Louise, kuri Amerikoje nuo 1970 metų rinko magnetukus, kuriuos galima klijuoti ant šaldytuvo. Ir iki 2004 metų jis surinko apie 35 000 skirtingų magnetukų. O, tai čia daug. Daug. Bandai įsivaizduoti, kaip tai atrodo vizualiai? Daug šaldytuvų neturi? Ne, dėja daug šaldytuvų ji neturi. Tie magnetai nukeliavo į muziejų, bet, kad taip įsivaizduoti, kas metus maždaug apie 1000 skirtingų magnetukų. Aš noriu jūsų paprašyti duoti kažkokį ženklą, pakelti rankas, kas turi bent vieną magnetuką ant šaldytuvo. Ar turit? O, kaip rankos kyla, jūs tas irgi kelia. Tai po šitos edukacijos turėsite bent antrą magnetuką. Labai gerai. Ir dabar, kadangi jūsų rankos buvo pakeltos, tai aš noriu paprašyti jūsų iš tiesų tokį dėkingumo plojimą tiems žmonėms, kurie pasirūpino šiandien, bibliotekininkams, žmonėms, kurie su jumis šiandien yra pajungę jums kameras, tai tiesiog galit paploti ir pasveikinti tos žmonės, kad jie tokiu būdu jums suteikia galimybę šitoje edukacijoje dalyvauti. O, girdim. Mes girdim jūsų plojimus ir iš tiesų šitie plojimai ir sveikina kartu patį šitą projektą, kurių pats savo, tai yra tokios tiesioginės transliacijos, kurios vyks 6 kartus iš mūsų bibliotekos į įvairias pačias mažiausias bibliotekėlės visoje Lietuvoje. Mes pakavom siuntinius, dėjom ten daugybę medžiagų, kurios atkeliavo pas jūs iš Vilniaus ir dabar turėsim galimybę, noriu jūs nuraminti, kad gan paprastą užduotį šiandien turėsim, žinau, kad tikrai esat pavargę po mokslų ir galėsit po truputį tiesiog į tą kūrybą panerti. O kodėl mes kalbam apie magnetus ir elektrą? Nes mokslininkas Tesla, jisai mėgo ir magnetus ir mėgo elektrą labai. Gal dėl to. Gal dėl to. Bet mes dirbtuvėse irgi turim labai vieną mėgstamą vaikų daiktą, kurį kai pamato visą laiką nori išbandyti. Taip. Tai yra
toks. Mes iš Lego detalių sukūrėm elektros generatorių mažytį. Tai elektra yra generuojama irgi magnetų pagalba. Tai štai čia, va, matote, yra suvyniotas laidas į rytę, prie jo prijungta šviečiantis diodas ir tada, va, štai čia turim du magnetus. Ir jie besisukdami sugeneruoja elektrą. Tai va, galim tą ir pabandyti. O, tikrai matau, veikia, vis dar veikia, nors daug jau rankų bandė. Taip, per kamerą gal čia nelabai matosi, nes pas mus ryškios šviesos, bet va, lemputė po truputį va taip va šviečia, žodžiu. Tai taip va, magneto pagalba mes galime sugeneruoti elektrą. Ir tą darė Tesla netgi. Vyko netgi elektros karai, bet čia jau kita istorija. Kita istorija. O kokią istoriją mes šiandien turim? Ir ta istorija gali būti labai labai skirtinga, nes koliažas tai yra tokia meno technika, kai galima pačius įvairiausius skirtingiausius daiktus komponuoti į vieną kompoziciją. Ir tam reikia labai mažai priemonių, jos yra prieinamos kiekvienam surandamos gan greitai. Tad galima šitą meno techniką praktikuoti labai laisvai, be kažkokių papildomų priemonių. Ir koliažas dažnu atveju apima tai, kad naudojami žurnalai ir laikraščiai. Tai aš noriu patikrinti, ar jūs tikrai turite laikraščių, ar atkeliavo pas jūs, ar atsinešėt galbūt patys, galit parodyti, labai būtų smalsu nukeliauti ir pavartyti, kokiusgi jūs žurnalus turit. Va, rodo mums visą pluoštą žurnalų, mes irgi tikrai turim įvairiausių žurnalų, ir linksmų, ir rimtų, ir visiškai specifinių. Tai šiandien tikrai mes darbuosimės tuo, kad ieškosim patinkančių vaizdų, užrašų ir visų kitų mielų dalykų, kuriuos galima aptikti vizualiu. Ir turime jums klausimą. Ar būtinai koliažas turėtų būti kvadratinės formos, kaip kad turime pavyzdį čia? Kaip manai, Justai? Tau patinka kvadratiniai daiktai ar nebūtinai? Aš tai mėgstu kvadratinius. Mėgsti kvadratinius daiktus. Tai tikėtina, kad tu ir kursi kvadratinį daiktą. O man iš tikrųjų patinka pačios įvairiausios formos. Tai aš pasinaudojau galimybę ir tiesiog eksperimentavau. Ir iš kvadrato padariau štai tokį praktiškai 4 koliažus. Čia netgi išsilanksto. Taip, čia yra. Ką čia reiškia, čia antenos gal kokios? Čia toks tiesiog, aš neieškau labai didelės prasmės, leidau mano rankoms kurti ir radau tokį variantą. Taip pat man gimė visai toks sprendimas, variantas panašus į Saulę. Taip. Tai galit drąsiai iš to pagrindo sukurti nebūtinai kvadratinį koliažą. Leiskit savo šitoj vietoj, matėt mūsų keliaujančią ledų porciją, kurią mes juokėmės, kad tai yra nauji ledai pavadinimu Dona. Tai kurkit drąsiai, improvizuokit, ar tai gali būti tas pats kvadratas padalintas į 2 dalis ir tokiu būdu atsiranda 2 trikampiai. Tai tikrai kurkite drąsiai ir eksperimentuokit. Jau žinau, kad nekantraujat imtis darbų, tačiau mes truputėlį dar pateiksim informacijos labai greitai apie tai, kaip, kokia bus eiga. Ir kadangi šitas procesas toks kūrybinis, mes eigoj matysit, ką mes su jūsų irgi darysim, bet jūs jau žinosit. Ir vienas iš dalykų yra tai iš tiesų pasivartyti žurnalus ir susirasti tai, kas traukia akį.
ten gali būti iliustracijos, tekstai ir išsikirpti. Galit pasikolekcionuoti keletą, dalintis, jeigu vartysit ir surasit kažką, kas jūsų draugui galimai patiktų, tai galite tiesiog perleisti tą iliustraciją. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad Justui labai patinka rožinė spalva, tai jau perduosiu šitą žurnaliuką. Taip, tai jau galiu duoti. Gerai, aš užsirezervuosiu. Perdodu. Ir mes dar norim atkreipti jūsų dėmesį į klijus. Nes klijai tikrai bus naudojamas dalykas šitoj edukacijai. Taip, labai svarbu prieš klijuojant apsaugoti stalą, kad klijai patektų ant jūsų koliažą, bet ne ant stalo. Taip, tiesiog pasidėti kokį lapelį popieriaus ir tada pasimti klijus. Ir jeigu klijų, pavyzdžiui, turim mažiau negu žmonių, ką tada darom? Tada manau, kad reikia dalintis. Nereikia pasigrobti visų įmanomų klijų, bet paduoti draugui. Galima jo dalintis klijais ir labai svarbu uždengti. Nes kitaip klijai išdžius ir kitam kartui tiesiog jau nebepanaudosit. Tai aš žinau, kad tai gali skambėti kaip labai paprasta informacija, bet pati žinau, kad kai patenku į tokį kūrybinį sūkurį, tada atrodo, kad nei stalai rūpi, nei klijai rūpi, o kitą kartą, kai jau noriu naudotis priemonėm, būna šiek tiek liūdna, kad nepasirūpinau jomis. Taip pat dar toks vienas labai svarbus momentas. Jeigu tik turit kažkokių vietų, galite susitarti ant stalo, kur dirbsit bendrai, kur dėsite šiukšles. Galbūt net kažkokias dėžutes turėsit, ar tiesiog kažkokią vietą, kad kai pradėsit karpyti žurnalus, kad pas jūs būtų įmanoma atskirti, kur yra jūsų detalės, kurias pasirinkot, o kur yra tiesiog iškarpos nereikalingos. Ir dabar paprašysiu jūsų šiek tiek dėmesio ir pateiksim tokią informaciją, kaip jūs galite koliažą padaryti labiau užbaigtą. Tai vienas iš variantų yra tiesiog naudoti rėmelius. Apibrėžti, pavyzdžiui, tą darbą, bet tie rėmeliai gali būti ir labai įvairūs, nebūtinai viena linija, gali būti kažkokie ir zigzagai. Ir ką padaro toksai įrėminimas, tai iš tiesų sukuria tokį užbaigtumo jausmą ir padaro jūsų kūrinį tarsi paveikslą. Bet tai nėra būtina sąlyga koliažui, tačiau gali jums padėti. Taip, man rėmeliai irgi labai gražu. Tau gražu rėmeliai. Smalsu, kokį rėmelį sukursi. Taip, tai pats laikas. Gaunam ženklą iš skambančio daikto, kad pats laikas, kągi daryti. Ogi pradėti kurti. Pradėti kurti ir žinokit, kad kai sukursit, magneto užklijavimas bus jau pats paskutinis toks kaip elementas ir tos magnetinės juostelės, kurios atkeliavo pas jūs, turi lipnę juostelę, vadinasi, tą baltą dalį nuplėšę, jūs galėsite priklijuoti prie... Štai galim parodyti iš arčiau truputį. Tai va, nusiplėšia ir tada atsidengia klijai, kur ir galima priklijuoti. Tai šitą jau klijuosim, ne, dar palauksim, pagalvosim, kaip čia finale pas mus bus. Ir tuomet galime drąsiai imti priemonės. Aš irgi Justui siunčiu žirkles, kurių tikrai prireiks šitam darbe. Ir siunčiu dar rašymo priemonių, kad galėtum padaryti tuos rėmelius. Ir svarbiausiai pagrindą siunčiu kartoninį, taip, kurį galima karpyti įvairias formas. Taip pat prisiminkit, kad galima lipdukų išsikirpti. Ar atkeliavo pas jūs lipdukai? Parodykit, jeigu turit lipdukų, siuntėm tokius su Gedimino pilimi lipdukus. Galima, turit lipdukų, mojuojat, labai smagu. Ir galbūt jums prireiks liniuotės, jeigu norėsit kažkokį sugalvoti, nupiešti kažkokią ten formą ypatingą. Gal net pieštukų prisireiks, bet tikrai mačiau, kad turite penalus ant stalo, tai galite juos drąsiai naudoti.
Ir tuomet, ką, keliaujam kurti? Taip. Taip, tai aš pasitiesiu irgi popierių klijavimui ir galima iš viršaus tuomet parodyti vaizdą, kad... Taip, ką mes irgi čia darom, teisingai, kad matytumėm. Taip, tai pirmoji ta užduotis yra susirasti, dar daugiau žurnalų turim, tiesiog vartyti žurnalus ir susirasti kažką, kas patraukia akį ir atrodo įdomu. Taip, mes irgi dalinsimės klijais. O, Donaldas, Miau, namas, gal iš namo ką nors. Justas yra architektas, bet to, kad dar dirba kuratoriumi, tai jį iš karto patraukė žurnalas apie namą, o aš pamačiau labai gražią mėlyną spalvą. Tai renkuosi mėlyną spalvą ir pabandysiu pasidaryti iš to, išsikirpti pagrindą savo koliažui. Taip, aš irgi radau čia. Ir jūs, matau, kad dar kai kurių rankos neįdarbintos, tai tikrai vartykite žurnalus, ieškokite, gali būti, tikiu, kad kažkoks mažas tingulys po visų mokslo metų, bet raginam labai įsitraukti į šitą veiklą ir susirasti galbūt kažkokį pagrindą, kurį klijuosite ant koliažo, arba jau atskiras dalis išsikirpti. Taip, ir dar kai jau nepamirškit, kad kai padarysite darbelius, jos dar reikės nufotografuoti. Nes mums irgi įdomu labai, ne viską pamatysim čia per kameras, tai bus labai smagu gauti jūsų darbelių nuotraukas. Gali būti nutikti tokia situacija, kad labai sunku pradėti. Ką tu, Justai, o tu šiaip, Justai, mėgsti pradžias ar nelabai mėgsti pradžių? Man būna sunku pradėti, tai aš naudoju kartais tokį metodą kaip minčių lietus. Tiesiog, ar jeigu nežinau ką daryti, tai aš tiesiog pabandau ir susirašau daug visokių idėjų ir tada kažką pradedu daryti. Jo. Dar naudoju tokį irgi kitą metodą, svarbiausia kažką daryti, tai pradėti tiesiog daryti. Ir tada po to vėliau jau viskas gaunasi. Aš tai labai mėgstu pradžias ir pradžios yra man toks pats lengviausias atrodo dalykas. Kartais užbaigti arba tęsti veiklą man gan sunku, bet pradėti man visą laiką labai patinka. Tai aš sutinku pilnai su tavo mintim, kad svarbiausia ateiti. Ir kūryba yra tai toks kaip susitikimas, kaip pasimatymas. Kai jau nueini, tada tiesiog vyksta. Tai va šiandien jūs turite progą susitikti kartu ir kurti. Nes kitu atveju buvo galimybių įvairių. Pavyzdžiui, likti namuose. Taip, variantas. Variantas likti namuose. Arba leisti tinguliui nugalėti. Bet šiandien jūs atkeliavot kurti koliažų. Ir galima kartu, va taip smagiai, aš jau turiu pagrindą mėlyną. Tinka prie dirbtuvių. Aš turiu žalią tokį pagrindą, nes man ir dar augalai labai patinka. O, augalai ir man labai patinka. Aš paieškosiu, galbūt kažką dar rasiu tokio, kas tiktų prie šito, ką norėčiau iš tiesų šią vasarą padaryti. Tai labai norėčiau nukeliauti kur nors į vietą, kurioje dar nesu buvus. Ar tu turi kažkokių irgi svajonių, ką norėtum nuveikti šiais metais? Aš jau vieną planą įgyvendinau, tai užsiauginau šiek tiek daržovių, tai pasodinau pomidorus. Aš irgi auginu pomidorus. Geras, kaip įdomu. Tai vieną planą įgyvendinau. Taip. Dabar laukiu derliaus, bet tas dar bus negreitai.
Geras. Aš radau tokį paveiksliuką su Barcelonos nuotrauka ir kadangi nesu ten buvusi, užsiklijuosiu savo kaip priminimą, kad norėčiau vieną dieną ten nukeliauti. Taip, Barcelona yra tikrai labai įdomu. Kai aš buvau, tai mes lankėmės tokio dar didesnėse dirbtuvėse negu mūsų dirbtuvės. Jos turi ir visokių aparatų, ir daug didesnių lazerių, ir netgi robotinių rankų. Taip, ir aišku, ir kitų dalykų ten ir namų yra, ir bažnyčių, kurios nebaigiama statyti jau ilgą laiką. Taip, aš matau, kad jūs turit pagalbininkų, kurie iš tiesų gali atsakyti jums į klausimus. Aš tai, žinai, jūs tai turiu tokią svajonę, kad dabar norėčiau kažkokiu būdu taip pakeliauti į tas skirtingas bibliotekas, nusileisti ir pamatyti, koks vyksta veiksmas. Nes kasdienybėje, kai ateina pas mus vaikai į edukaciją, mes galim tiesiog vaikščioti tarp stalų ir džiaugtis. O šiuo metu matome tik keletą jūsų kuriančių. Tai būtų labai labai smalsu tiesiog pamatyti gyvai. Jeigu turėsit kažkokių atradimų, visą laiką galite parašyti į pokalbių langą, pasidžiaugti kažkokiais dalykais arba užduoti rūpimus klausimus. Taip, aš jau turiu. Ir dar svarbus toks momentas, kad jeigu pavyzdžiui, neapsispręsit, kad išsirinkot kelis paveikslėlius ir jie, tarkim, jau nebetelpa ant jūsų koliažą, tai nepamirškit ir to, kad galit ant kitos pusės irgi kurti antrą koliažą, kuris leis taip jums padidinti erdvę. Bet matote, kokia Agnė yra tiesiog koliažų profesionalė. Jinai kaip greit padarė. O aš tai dar nepabaigiau. Aš dar nepabaigiau. Aš iš tiesų dar noriu surasti čia kažkokių smagių tekstų. Ir man labai patinka ieškoti įvairių raidžių ir žodį iš įvairių skirtingų raidžių iškirpti ir priklijuoti. Tai dabar pamačiau raidę. Ir pabandysiu surinkti Barcelonos raides. Nes nebūtinai, kad aš rasiu kažkur parašytą Barcelona. Aš galiu pasinaudoti pačiom įvairiausiam raidėm. Ir... Taip, aš dabar kerpu augalą. Ir man tai labai primena vieną žaidimą, kurį aš labiausiai mėgstu žaisti. Tokį Scrabble žaidimą, ar esi girdėjęs apie jį? Scrabble, tai čia reikia žodžius sudėlioti? Jo, kryžiažodžius sudėlioti, tai man labai primena šitą veiklą. Tai, kad aš galiu tarsi žaisti dabar. Ir smagu tai, kad darant koliažus praktiškai galima iš tiesų atsipalaiduoti, nes tikimybė suklysti yra labai nedidelė dėl to, kad niekas nežino, kaip turi būti. Tiesiog visa tai yra kūryba ir jūs vienintelis žmogus, kuris žinot, kaip turi būti. Niekas už jūs negali kitą žinoti. Ir garantuoju, kad nebus kito tokio antro tokio paties koliažo. Tai yra tiesiog praktiškai neįmanoma, nes jeigu jūs dėsit labai daug pastangų, vis tiek kažkas bus šiek tiek tokio savito. Taip, aš jau turiu keletą raidžių. Ir... galima šiek tiek ir dabar atkreipti bibliotekų dėmesį, nes mano kolegė Eglė norėtų jums irgi perduoti linkėjimus, nes jinai buvo tikrai tas žmogus, kuris su jumis bendravo daugiausiai. Tai dabar Eglė būtent ir šiek tiek pateiks jums informacijos ir būtinai pamojuos. Kas tai padarys?
O, netgi matosi užrašas pats savo. Galit pamojuoti egliai. Taip, kaip tau sekasi, Justai, tu darysi vienos pusės koliažą ar dviejų? Na, kol kas iš vienos pusės darysiu, taip. Aš taip pagalvojau, kad mano koliažui labai turbūt tiktų, jeigu aš šiek tiek suapvalinčiau kampus. Man labai patinka šita technika, kai... O, taip, čia teisingai, labai gera idėja. Tai vat, gali būti, kad jūsų draugai pradės jūs kopijuoti. Tai dažnai žmonės bando sustabdyti šitą procesą, bet man atrodo, kad tai yra praktiškai neįmanoma dėl tos priežasties stabdyti kitų, nes iš tiesų net ir žymus menininkai vieni kitus kopijuoja. Taip gimsta. Mes mes taip dalinamės žiniomis, perdodam vieni kitiems. Tai galim pasidžiaugti, tik jeigu kas nors pradėjo jūs kopijuoti, tai žinokit, kad jūsų idėja visai verta dėmesio. Ir tokiu būdu vieni iš kitų gali mokytis. Aš pagalvojau, kad mano tik vienas kampas bus toksai suapvalintas. Ar galbūt netgi ir 2 kampai suapvalinti. Kur tu jūs tai dedi šiukšles? Kol kas aš dedu visur aplinkui, bet aš pažadu, kad aš susitvarkysiu. Aš galvoju, gal mes galim turėti tokią mažą šiukšliadėžę ir jau čia iš tiesų dėti tas mažas atkarpėlės, kad būtų pas mus daugiau tvarkos. Tai jeigu norėsi, gali prisijungti prie manęs. Taip, būtinai. Taip, man trūksta dar keleto raidžių tam, kad aš galėčiau turėti pilną žodį. O, Justas kuria rėmelį savo koliažui. Taip. O ar šiaip tau patinka Justai darbuotis su, ką nors daryti su popieriumi, ar tu kaip kūrybinis žmogus turi kažkokių kitų dar pomėgių, ką tau labai patinka daryti? Man patinka ir popierius, bet man dar patinka molio dalykai, lipdyti, ką nors iš molio. Geras, galima būtų gal sukurti kažkokį koliažą ir su... Taip, jis gali išlipti kaip nors ir į 3 dimensiją, net būti plokščias. Gal kokį nors, kaip šitas. Galima čia iš popieriaus beje padaryta. Tai gali, pavyzdžiui, iš jūsų koliažo išlipti koks vėžlys. Geras. Na, man trūksta keleto raidžių ir jau galėsiu suklijuoti savo pavadinimą. Man labai įdomu, kaip sekasi jums. Galbūt galėtų bibliotekininkės duoti kokį nors liukso ženklą parodyti, arba vaikai kokį nors duoti ženklą, kad kūryba vyksta ir... Pagal planą. Tai žinai, koliažų kūrime va tame ir esmė, kad dažniausiai nebūna plano. Tuo jis ir yra fainas, kad tikrai galima, mes matom iš Pasvalio bibliotekos žmonių, kurie mojuoja mums, o kiti nemojuoja dėl to, kad jų rankos yra užimtos ir jie kuria. Tai siunčiam linkėjimus ne tik į Pasvalį, bet ir į visas bibliotekas, kurios šitą tokią saulėtą dieną pasirinko kurti. Barcelona, man trūksta dar O raidės. Ir A raidės. Ir N. O, Justas kuria kažką įdomaus. Taip, aš lipu į tą 3 dimensiją, kaip ir minėjau, žinai.
Nes va, iš popieriaus išlankščiau tokį. Bandysiu dabar. Slaptą dalyką. Man atrodo, kad tu tikrai kažkokiai magijos mokykloje mokėsi su tais magnetais. Ir čia turbūt kažką panašaus darydavot, kai studijavai architektūrą. Taip. Visokius maketus darydavo. Maketus darėm. Ir dar noriu priminti jums, kad vasarą, kai keliausite po Lietuvą, jeigu būsite dirbtuvėse, galite atkeliauti ir jeigu būsite Vilniuje, galite atkeliauti į dirbtuves ir pažiūrėti savo akimis, pamatyti, kaipgi tos dirbtuvės atrodo. Taip, visada laukiam lankytojų. Jeigu taip nutiks, kad jau pabaigsite ir turėsite koliažą, galit parašyti mums į pokalbių langą, kad jau turite, arba atnešti prie kameros parodyti. Ir gavom tokį meilės laiškelį, Justai, kad Krakiškių bibliotekos vaikams sekasi puikiai. Labai gerai, tai lauksim ir daugiau tokių laiškelių. Tai padeda mums žinoti, kuogi jūs gyvenat, nes iš tiesų labai smagu vesti gyvas edukacijas. Ir šiandien mes matom tik tai keletą jūsų. Bet matom, kad galvos yra palinkusios žemyn, vadinasi, jūs tikrai turite veiklų ir sumanimų kūrybinių. O aš dabar bandysiu priklijuoti savo raides išsikirptas. Ir tokiu būdu užbaigsiu pirmąją savo koliažo pusę. Vienas iš dalykų, kurį svarbu klijuojant prisiminti, kad daiktai visai verta pasimatuoti, ar jie telpa, kuriuos susidėlioti pradžiai tokį kaip eskizą, pasižiūrėti, nes, pavyzdžiui, pas mane nelabai tarpo, tai man teks dabar ieškoti kažkokio kūrybinio sprendimo, pavyzdžiui, gal pasukti tas raides. Taip, bet jos kaip kiekviena raidė yra atskira, tai jos gali pasisukti, kaip jums reikia. Viskas yra gali šitam kūrinyje keliauti iš vienos vietos į kitą, tol kol nepriklijuota. Kai jau priklijuojam, tada užfiksuota tampa. O, Justas susitvarkė, susidėjo savo nuokarpas ir mūsų stalas atrodo gan tvarkingai. O šiaip tau patinka tvarkytis? O, nelabai, žinau. Nelabai. Šiaip man irgi nelabai patinka. Man patinka švara, bet tvarkytis man nelabai patinka. Dažniausiai daiktai visur būna, nors dirbtuvėse visai patinka tvarkytis. Tik tiek, kad čia tvarka labai trumpai išsilaiko. Nes pas mus ateina skirtingų labai žmonių, kurie daro labai skirtingus dalykus. Tiesiog mūsų dirbtuvėse tvarkymasis yra ne prabanga, bet būtinybė. Mes tiesiog neišgyventumėm, jeigu netvarkytumėm. Mes tiesiog negalėtumėm rasti įrankių, pavyzdžiui, medžiagų, jeigu jas visi padėtų bet kur, bet kaip. Tai va, dėl to labai geras įgūdis, kuriant iš karto ir tvarkytis. Ar tu kursi kažką kitoj pusėje, ar pas tave bus vienpusis? Man užtenka jau tos trečios dimensijos, tai bus vienpusis. Galim parodyti iš arčiau šiek tiek, kokį Justas sukūrė koliažą. Taip, aš kūriau augalų tokią pievą ir dar toks vazonas yra iš augalų, kuris yra truputį iškilęs ir tas augalas dėl to taip atrodo kaip trimatis. Mes jūs tai neužsidengia klijų, jie džiūsta. O ne. Prisiminkit, siunčiam ir jums linkėjimą, kad užsidengtumėt klijus, kai jų nenaudojat.
ir norim labai paklausti bibliotekininkų ir kitų darbuotojų, mokytojų, kurie yra kartu, ar spėja mokiniai pasidaryti koliažą ir kokia situacija. Tai vat turim tokį laiškelį iš Švenčionių vaikų literatūros skyriaus, kad darbas vyksta puikiai ir daugelis jau pasigamino magnetukus ir dėkoja už edukaciją. Tai iš tiesų, jeigu jūs magnetuko dar nepasigaminot, tai tą bus galima ir daryti visą vasarą. Taip. Visą vasarą. O mes vasarai turim jums pasiūlymą. Ir norim dabar truputėlį dar parodyti vieną eksperimentą. Tai šiek tiek atsilaisvinsim stalą ir skaidrės trauksime. Taip, aš jau vieną magnetą norėčiau prilipinti kur nors ir patikrinti, ar jisai veikia. Tai būtinai tą ir padarau. Žiūriu, mano magnetas veikia, protestuojam gal ir tavo magnetą, Jusai. Taip, mano magnetas irgi veiks, kai aš priklijuosiu paskutinę detalę. Va, priklijuoja jis tas detalę ir pabandom. Prilipo. Atvirkščiai. Atvirkščiai. Turėtų būti taip. Geras, tai va, tai turime štai tokį Justo kūrinį ir pabandom, gal net tilps ir mūsų kartu. Ir mano magnetas, kuris irgi... Štai. Ai, ne, pats naujausias Barcelonos magnetas. Matot, tuo ir ypatinga yra kūryba, kad pasiklysti gali tarp žurnalų. O, jisai margas. Ir matote, jis turi tokį mažiuką. Jo. Jis tik laikosi. Mano magnetukas yra tik 1 cm dydžio ir laikosi. Justas priklijavo tokį gan didelį magnetą. Bet kaip minėjau, jeigu norit pasidaryti kelis magnetukus, galbūt kažkokį daikčiuką kitą prisilipinti, tai galima drąsiai ir turėti mažesnį magnetą. Taip, tai ką? Išbandom vieną eksperimentą? Taip, eksperimentai visada gerai. Tai mums reikės parodyti, kągi mes naudosime eksperimentui. Galim šiek tiek daugiau erdvės pasidaryti, tai mes naudosime dažus, naudosime įvairias metalinės smulkes detalės, tokias kaip sąvaržėlės ar kažkokio tvirtinimo elementai. Ir naudosime kartoninį popierių, bet galima taip pat ir šiek tiek ant tvirtesnio paprasto popieriaus padaryti tą eksperimentą ir naudosime tvirtą magnetą. Tai pirmiausiai, ką aš padarysiu, tai šiek tiek užspausiu dažų. Gali mėlynų, jeigu nori kažkur uždėti. Man šitos spalvos primena tą anekdotą, kuris užsieniečiams yra pasakojimas apie lietuvių kalbą. Kad jie nevalgytų raudonų mėlynių, nes jos dar yra žalios. Tai, ir dabar ką padarysim, tai įdėsime po vieną daikčiuką ant dažų. Kurį tu norėtum uždėti? Nes šitas daiktas yra iš elektros transformatoriaus. Gerai, aš tada renkuosi sąvaržėlę. Ir mes sudedam daiktus ant dažų. Ir kągi padarom, gal parodysim iš arčiau. Kągi padarom, tai mes paimam magnetą ir pabandom pirmiausiai su silpnesniu magnetu, ar bus galima piešti. Tai vat šiek tiek juda, bet rodo, kad reikia stipresnio magneto. Ir su stipresniu magnetu tada bandome piešti. Kaip manai, ar šitas pakankamas, ar reikės to stipruolio? Galim dar stipresnį bandyti. Jau šitas juda. Ir tokiu būdu mes galime piešti. Aš keliauju link kitos spalvos ir dabar magnetai susivienyje kartu ir vyksta. O nori pridėti savo stiprųjį magnetą? Ir pažiūrėti. Aš bandysiu pajudinti šitą, kurias nepasijudino su silpnais.
O, nes tas stiprus, matai, visus traukia. Ir dabar visi kartu keliaus. Ir, Jo, jis toks stiprus, kad net visus sutraukia į vieną. ir mums mojuoja, rodom magnetukus. Tai mes jums rodom naujausią magnetinį piešinį, kuris yra piešiamas su magnetų pagalba. Jeigu nukeliausit pas senelius į garažus, būtinai paklauskite, ar jie turi kokį nors stiprų magnetą, su kuriuo galėtumėt išbandyti ir padaryti šitą eksperimentą. Puikiai rodot, galit pamojuoti dar, mes tada sukursim tokią vėjo bangą. Buvo kūrybos banga, o dabar vėjo banga. Puikus piešinys gavosi jūs tai. Šiuolaikinis menas, magnetinis menas. Magnetinis menas. Galim netgi palikti tos metaliukus čia ir jie prilips ir bus piešinio dalis. Bus 3D efektas toksai. Taip, tai kai kurie jau keliaujat namo, tai mes linkim kuo nuostabiausios vasaros jums. Ir pasimėgaukit, paieškokit įvairių magnetų, patyrinėkit juos ir dar būtinai sukurkit kažkokių koliažų, nebūtinai magnetinių. Taip, geros kūrybos jums, geros kūrybos. Iki. Ačiū Jums, kad dalyvavot, ačiū, kad pasirūpinot. Ir gražių vasaros dienų. Taip. Vaikų fantazija beribė, tikrai. Taip, komentarai. Plaukia, skaitom viską. Širvintų vaikučiai šauniai dirba. Lauksim nuotraukyčių. Būtinai lauksim nuotraukų ir taip pat lauksime užpildant anketų. Atsakykite į... Kas ta anketa? O man reikės pildyti anketą? Ne, man atrodo, kad tau reikės jūsti dar vieną edukaciją pravesti. Anketas pildys bibliotekininkai ir kiti žmonės, kurie padeda šitas edukacijas pravesti. Vat, ir galvos masažai matom, vyksta, viską matom. Bet su meilė, švelniai. Taip, tai dėkingi ir tada iki susitikimo kitose edukacijose. Keliaujam jūs tai pailsėti ir jums linkim gero poilsio.